Tu nemėgsti narcizų? Turiu tau naujieną. Tu pats esi narcizas. Visi mes gimstame narcizais. Kūdikis, mažylis turi tą visagalybės jausmą. Jam kažko panorėjus, viskas paima ir įsipildo. Taip atrodo jam. Jisai nesupranta, kad tai tiesiog mama ar globėjas tenkina jo poreikis. Ir būtent nuo to priklauso, ar narcisizmas vystysis kaip sveikas narcisizmas, ar kaip patologinis. Ką tai reiškia? Pagrindinė tėvų misija – suteikti vaikui emocinį saugumą. Iš to išauga savivertė, iš to išauga pasitikėjimas savimi, iš to vaikas drąsiai gali eiti per gyvenimą. Tai yra meilė savo. Vaikui negaus emocinio saugumo ir meilės, atsiranda poreikis būti mylimam. Kitas žmogus tampa kaip įrankis užglaistyti kompleksus, baimės, paslėpti pavydą ir kitus destruktyvius jausmus. Tokie vaikai su laiku tampa patologiniais narcizais. Meilės deficitą užpildyti nėra paprasta, bet įmanoma. Tam reikalinga terapija.